Ir vėl kurkime dizainą su Canva. Ir šiandien mes pasižiūrėkime, ką Canva mums siūlo sukurti būtent kalendorių temoje. Kalendoriai. Žiūrim, kokie yra šablonai. Šiaip tikrai labai daug šablonų galima ir savo sukurti, bet naudotis šablonais taip pat jau būna daug paprasčiau, nes viskas yra sudėliota, surežisuota. Taip, kalendoriai. Aha, va, žiūrim, koks yra gražutis, va. Ir yra 13 lapų, tiksliau sakant, puslapių. Na ir viskas yra jau paruošta, jeigu mes norim tokio gražaus spalvingo, tai mes vat tiesiog viską turim jau visus mėnesius. Ir spalvinė gama, ir, na, tikrai labai, labai, ir čia galima įrašyti savo kažkokius tai planus, tikslus, na, tiesiog panaudoti savo. Taip, pavyzdžiui, kas čia? Sumažinam šriftą iki minimalaus. Va. Na ir ką mes veiksime pirmadienį? Darom spalvą. Paryškiname. Na va. Galima ir paveiksliukais, elementais. Pavyzdžiui, mes ieškom elementų ir rašom, pavyzdžiui, sausio 1, ką mes darysim. Poilsis, rest. Na ir tiesiog galim laikas savo arba laikas savo. Tiesiog. Na, čia jau fantazijos reikalas, ką mes čia galim kelti. Aišku, čia pakeičiam lietuvišku tekstu ir tikrai galima panaudoti ir galima parsisiųsti arba tiesiog turėti Canvos savo paskyroje. Galima parsisiųsti ir atsispausdinti. Na, įvairūs variantai. Dabar mes pasižiūrim, kokie dar yra kalendorių tipai. Va, pasižiūrim čia. Kalendorius toks, kokios yra šventės kiekvieną mėnesį. Na, tarkim, pagrindinės šventės, kurias reikia prisiminti. Čia galbūt vat, vaikams toksai labai toks žaismingas kalendorius. Žiūrim šablonų. Taip, grįžtam atgal ir pasižiūrim, ką dar mums siūlo kalendorių skiltyje. Na, mokamoje versijoje yra tikrai tokių kalendorių, kuriuos galima parsisiųsti, atsispausdinti ir turėti visų metų kalendorius. Pabandom jį perdaryti pagal save. Na, čia sausis, vasaris, bet mes foną galima visą laiką pakeisti. Vat, pavyzdžiui, čia šitų gėlyčių, jei nenorim, galime išimti. Taip, mes jas galim išimti. Ir netgi patį foną mes galim pakeisti, vat, kitą spalvą, kad būtų gal gyvesnis, ryškesnis. Arba galbūt, vat, su perėjimais. Man patinka su perėjimais. Vat, galbūt toks ramesnis. Na ir galim paieškoti kokių elementų. Gali būti pagal temą. Motyvacija. Grafiką žiūrim. Gal šiais metais mes suplanavę padaryti karjerą, pasiekti savo tikslą, ar ne? Tai vėlgi galim pažymėti. Va, tiesiog
Na ir kad užtvirtinti, kad mes jėga, galbūt žvaigždė. Na, galbūt. Taip, čia mes galim irgi pakeisti spalvą ir pakeisti spalvą į tą, vat, pilčitavą, ar ne? Arba galim va čia. Taip. Čia jau fantazijos reikalas. Ta foną mes galime jį pakeisti net per fono skyrelį ir galime netgi uždėti peizažą. Tai gali būti vat, peizaže. Tai gali būti šitam peizaže. Na, čia jau fantazijos reikalas, mes galim tikrai labai daug įvairiausių variantų prigalvoti. Tai tiek trumpai apie kalendorius. Sėkmės kūryboje.